Gerbiami tarybos nariai, gerbiama vyriausybės atstovė, įstaigų vadovai, administracijos darbuotojai, pradėsime 2017 m. kovo 20 dienos posėdį. Pagrindinėje posėdžio darbotvarkėje yra 44 klausimai ir bus vienas mano pranešimas. Tai siūlau balsuoti už šią darbotvarkę. Kas už, dalyvauja 18 tarybos narių. Zenonas Miselis pateisinamo priežastis teismo posėdėje, Pakalnis nėra pranešęs, kodėl nedalyvauja posėdį. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Nėra. Mateika, taip, Mateika irgi oficialiai nepranešęs. Kurvanės paskaičiavo. Taip, Jonas. Ačiū. Posėdžio darbotvarkėje. Mateika per posėdį buvo pasakęs, kad jis šiandien išvykęs pas gydytoją. Reglamentą reikia pranešti raštu. Pirmuoju klausimu yra užsiregistravęs dėl savivaldybės tarybos mero veiklos ataskaitos pasisakyti Šimonėlis. Ir yra Alfonso Romos Maršalkos nusišalinimas nuo 37-38 klausimų, Remigijaus Bonikato nusišalinimas nuo 31 klausimo, Romos Zibolo nusišalinimas dėl 28 klausimo, Rimos Stepaičio dėl 43 klausimo ir Marijos Gudonienės dėl 1 klausimo. Tai pirmasis darbotvarkės klausimas yra dėl pritarimo 2016 metų Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir mero veiklos ataskaitai. Pranešėja Žilė Pinskuvienė, o prieš tai turim prabalsuoti, kas už tai, kad Marija Gudonienė nusišalintų nuo šio klausimo. Kas už? Ar būtent? Kas prieš? Ar būtent? Kas susilaikė? Vienas. Devyni. Vienas susilaikė. Kiek prieš? 5 už. Vienas susilaikė. Taip, vienas prieš, vienas susilaikė, o 5 už. Visuomenė tarybos posėdėje lieka. Gerbiami tarybos nariai, tikriausiai visi skaitėte pateiktą mano veiklos ir tarybos ataskaitai. Jeigu turite klausimų, prašau duoti. Klausimų nėra? Ačiū. Vida Šimonėlis, prašau. Bendruomenė tiek stiprių, kiek turi aktyvių, pilietiškų, visuomeniškų žmonių. Lietuvos Respublikos Seimas, pabrėždamas vietos bendruomenių reikšmę, atsižvelgdamas į siekį stiprinti vietos savivaldą kaip pilietinės visuomenės formavimo pamatą, vertindamas vietos bendruomenių pilietiškumą ir veiklumą, tai svarbiausia prielaida vietos ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai plėtrai 2016 metus paskelbė vietos bendruomenių metais. 2016 buvo bibliotekos metai. Mes ataskaitoje apie tai nieko užsiminėme. Iš tikrųjų, čia neturime ko pasidžiaugti. Savivaldybės vadovai ilgai negalėjo rasti sutarimo su Jaunųjų seniūnijos Šiaulių kaimo bendruomenė dėl patalpų. Šis pastatas rekonstruotas už ES ir savivaldybės lėšas ir skirtas vietos bendruomenei, tai ir gyventojams plačiąja prasme, jų poreikiams. Parskūno mokyklos bendruomeniai teko kreiptis į teismą, kad apsiginti nuo neteisėtų savivaldybės valdžios veiksmų. Bendruomenių ar grupės gyventojų prašymai tarybos komitetų posėdžiuose valdžios asmenų kartais palydimi pašaipų replika. Mikliai prašymo turinys apverčiamas ir traktuojamas kaip nepagristas, neatitinkantis teisės aktų arba sakoma, kad papildys asmenų, kurie patys nežino, ko prašo. Jau pati klausimo sprendimo pradžia yra negeranoriška, nenuteikianti sprendimo paiešką. Savivaldybės administracija, turėdama resursus ir administracinius gebėjimus, kaip tik turėtų
telkti vietos bendruomenės bendram darbui. Gaila, kad graži visuomeninė mūsų krašto žmonių iniciatyva pastatyti skulptūrą rašytojo ir diplomato Igno Šeiniaus atminimui netapo bendruomenės įsimintina ir pakelia šventė. Juk nėra tiek svarbu, kas ir kiek prisidėjo prie paminklo pastatymo. Prisidėjo kiek galėjo. Daug svarbiau, kad mokytojos Danutės Miliučienės paraginimu ir savivaldybės valdžios palaikymu tai padarė. Paminklo atidarymo metu norėjusi girdėti, mes visi kartu padarė, o ne valdžios savigera ir liaupsės valdžiai. Tai kiek šioje žiniasklaidos savigero žodžių jūroje liko vietos mūsų bendruomenės nariams arba nariam, savivaldybės valdžios atliktos pertvarkos dirbančiam savivaldybės biudžetinėje įstaigoje užduoti 5 ar 25 etatų. Kokia to žmogaus socialinė garantija? Kaip jaučiasi tie mūsų bendruomenės nariai, kurie dėl savivaldybės valdžios neteisėtų veiksmų priversti minti teismo slenksčius. Šioje merės ataskaitoje sužinojo, kad merės iniciatyva pastatyta Maxima, kad savivaldybės asfaltuoja valstybinės reikšmės kelius per Naidų, Šiaulių kaimus. Nenustebčiau, jeigu tais metais merės ataskaitoje perskaitysiu, kad merė ėmėsi remontuoti automagistralę Vilnius-Panevėžys ties Širvintomis. Baigdamas, noriu palinkėti merei ir mums visiems gerų darbų bendram darbui. Dėkuoju. Tai kas už pirmąjį klausimą? Siūlau balsuoti. Kas už? Kas prieš? 11. Susilaikė? 7. 11 už, 7 susilaikius, sprendimas priimtas. Dėkuoju. Antrasis sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitų prašau direktoriui Ingrida Labušytė-Čitrauskienė. Labą dieną, gerbiami tarybos nariai, gerbiami posėdžio dalyviai. Praėjo dar 1 metai, kai jūs kreipiuosi dirbdama Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Šios pareigos 2016 metai atnešė daugybę išbandymų, naujų tikslų ir užduočių. Didžiuojuosi matydama, kad kartu su administracijos darbuotojais išbandymus įveikėme. Tikslus pasiekėme, užduotis atlikome. Komandinis darbas ir noras kurti gerovę Širvintų rajone lėmė, kad pasiekėme gerų rezultatų, kuriais galime pasidžiaugti. Ne visi darbai yra plačiai matomi ir žinomi visuomenė. Tačiau kiekvienas iš jų nepriklausomai nuo sudėtingumo ir laiko, kurio prireikė jam atlikti, yra 2016 metų veiklos ir jos rezultatų dalis. Visos savivaldybės administracijos dedamos pastangos ir atliekami darbai vienodai reikšmingai prisideda prie svarbiausio tikslo – kurti darnų, stiprų rajoną, užtikrinti kuo geresnės gyvenimo sąlygas rajono gyventojams. 2016 metais Širvintų rajono savivaldybės administracija veikia 2015 metų pabaigoje patvirtinta nauja struktūra, leidusi optimizuoti įstaigos darbą, efektyviai naudoti žmogiškuosius išteklius. Vykdant savivaldybės administracijai ir direktoriui priskirtas funkcijas, įgyvendinant strateginėme plane numatytas programas, išsikeltus tikslus ir uždavinius, Širvintų rajono savivaldybės administracija atsakingai vadovavosi Lietuvos Respublikos teisės aktais, užtikrino kokybišką ir efektyvų darbą, administracinių ir viešųjų paslaugų teikimą, racionaliai ir organizuotai koordinavo savivaldybei ir jai priklausančių įstaigų veiklą. 2016 metais pagrindą įgavo 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programų laikotarpis. Įgyvendiname projektus, rengiame dokumentus naujiems, dedame visas pastangas, kad būtų tikslingai naudojamos gaunamos lėšos. Nepaisant politinio oponentų visuomeniai viešamos nuomonės, neva visi pastaraisiais metais įgyvendinami projektai yra parengti buvusios valdžios, noriu atsakingai pasakyti. 2015 metais dirbti pradėjome nuo nulio, o visi 2016 metais atlikti darbai yra tik šios savivaldybės tarybos
šios struktūros administracijos įgyvendinimui. Per 2016 metus savivaldybės tarybai pateikiau 315 sprendimų projektų, iš kurių 307 tapo sprendimais skirtais Širvintų rajonui, jo žmonėms ir jų gerovei. Kiti 2016 metų veiklos rezultatai pateikiami tolimesnėse šios ataskaitos dalyse. 16 metų veiklos ataskaita parengta pagal Širvintų rajono savivaldybės 16-18 metų strateginio veiklos plano 9 programas. Taigi, esu dėkinga merei Živilei Pinskuvienei, tarybos nariams už diskusijas, pasiūlymus, komentarus ir palaikymą, o administracijos darbuotojams už darbštumą, atsakingumą ir suinteresuotumą vieningai siekti iškeltų tikslų. Tikiu, kad šios savybės ir 2017 metais leis be didesnių kliūčių įgyvendinti numatytus planus. Gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimą administracijos direktoriui? Ką jūs norite pasakyti, kad jūs pradėjote 15 metais dirbti nuo nulio? Reiškia, nebuvo Širvintų? Tai reiškia, kad nebuvo pradėta įgyvendinti jokių projektų. Bet kiek žinau, jūs dirbote administracijoje? Aš administracijoje, jūs norite pasakyti, kad tuo metu jūs padarėte lygiai nulį? Aš administracijoje dirbau nuo 2015 metų balandžio 15 dienos ir pradėjome dirbti darbus visiškai neturėdami jokių parengtų dokumentų. Tai reiškia atsakingai. Ačiū administracijos direktoriui, prašau. Tik man tas pasakė užkliuvo, ir nevyks, bet kolegė nesiderino. Taip, tokie yra žodžiai jūsų. 2015 metus pradėjome nuo nulio. Ir visi šios metų darbai, atlikti šios savybės veiklos suplanuoti. Ką noriu pasakyti, pirmiausia, netgi tie darbai, kurie paminėti, tai yra Praskūnai, tai dar tęsiasi praeitos kadencijos ir suma paskirko pasitaisyti savo ataskaitą, tiek per tie Praskūnų veiklos, tiek Paseino, ar neteisingai nurodyta jūsų ataskaitoje. Kitas dalykas, mes šiandien kalbame apie objektus mieste, kuriem yra paskelbti viešieji pirkimai. Tai yra šių objektų vertė yra virš 10 milijonų eurų. Aš galiu atsakingai pasakyti, kad jie nupirkti yra neprotingai, neracionaliai ir neefektyviai, naudojant savivaldybės lėšas. Tiesiog koktu klausytis jūsų šių populistinių pasisakymų ir nepagrįstų faktų. Šitas savybės paskaitykite šiandieną jau... Prašau užduoti klausimą. Koks jūsų klausimas? Prašau administracijos direktoriui atsakyti. Kiek 15 metais integruotų teritorijų planas, kuriame šitie objektai buvo numatyti 14 metais tarybos patvirtinti, tik dabar juos įgyvendindama šios kadencijos dirba visiškai neefektyviai ir racionaliai. Šią temą aš paruošiu straipsnį, kad visi žmonės tai būtų informuoti. Ačiū. Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys viešai girdint visai tarybai ir administracijos darbuotojams ir įstaigų vadovam tiesiog apsimelavo. Administracijos direktorė reikalavo, kad būtų pateikti vieši faktai. Prašau dabar atsakyti dėl Barskūnų mokyklos. Prašau atsakyti, koks paskolų likutis buvo, būtent po Dardarčianės ir Jasiukevičiaus, ką jūs perėmėte, ką per šiuos metus ir dėl ko pasiskolintate ir už kokius pinigus baigėte statyti Barskūnų valdybą. Tai aš tiesiog priminsiu visiems tarybos nariams, tiek iš dabartinės kadencijos ir buvusios kadencijos. Aš manau, kad jie nepilnai šios skaičius žino, su kokiomis paskolomis buvo pradėti 2015 metai. Turėjome virš 2 milijonų 500 tūkstančių eurų paskolos, kurias tikrai ačiū administracijos darbuotojams pavyko šias paskolas refinansuoti ir vietoj mokamų 3 kartus didesnių palūkanų jas pavyko sumažinti. Dėl to sumažėjo palūkanų sąnaudos 3 kartus. Barskūnų mokyklos rekonstravimo projektas, priminsiu, buvo pradėtas iš savivaldybės biudžeto lėšų. 2015 metais pavyko su Švietimo ir mokslo ministerija kartu įgyvendinti projektą iš
valstybės investicijų programos lėšų. Tai leido sutaupyti 140 000 savivaldybės biudžeto lėšų ir už tai gyventojai nemokėjo. Neskaičiuojant dar kiek palūkanų, prašau, Alfonsas Tomas, prašau. Aš turėjau, panukyti, pasakė, 10 milijonų buvo suplanuota, tai gal konkrečiau, kur tie milijonai buvo, ar jūs kalbate apie tos gal minusus projektus, gal apie minusus projektus, kur buvo ten 10 metų atgal, kurie paskui niekam netiko, skirtai perdarinėti, ar ką, arba iššifruokite, jeigu jau girdi žmonės klausimą, kad išgirstų ir atsakymą. Aš kalbu apie integruotas teritorijas ir apie tas lėšas, kurios yra skirstamos per Vilniaus regiono plėtros tarybą. Šią temą, kad būtų įsamiau, aš prašysiu atskirą straipsnį. Dėl Vaskūnų. Jūs baigėte šitą prioritetatį, baigėte pažįstami viešųjų pirkimų statymą, dar papildomai panaudodami 11% neteisėtų lėšų. Aš jums sakiau, kad nutraukti šitą sutartį buvo klaida, tai buvo pažeidimas. Ta teismas jums pasakė, kad nutraukėte neteisėtų sutartį, bet dar grįžote papildomai 50 000 eurų. Nuo šitos taškų skėlo iki, reiškia, susibavus rašyti. Tiesiog jūs praradot pinigus. Mūsų visų valstybės ir visų žmonių. Ir biudžetinis pinigas valdytas. Gerbiamas tarybos Aš atsiprašau. dėl integruotų investicijų programų jūs puikiai žinote, kad ta programa, kurią jūs minite, nebuvo patvirtinta VR ministro ir šiandien įgyvendiname programą visiškai kitokios apimties negu jūsų, anot jūsų duomenimis, jūs turėjote galvoje, nežinau kokią galvoje jūs turėjote programą, tačiau mes turime ir įgyvendinamą programą, kurią patvirtinom 2015 metų šios kadencijos taryboje. Tai kad dėl Vaskūnų nėra, aš nekiek aš jau pasisakiau, kad taupomos buvo biudžeto lėšos ir projektas įgyvendintas iš valstybės investicijų. Vienu žodžiu, išvada administracijos direktoriai geriau yra leisti Širvintų rajono mokesčių mokėtojų pinigus, negu gauti papildomai švietimo ministerijos ir užbaigti projektą. Tarybos nariai, ar dar turite klausimą administracijos direktoriui? Prašau. Gerbiamą direktorę norėjau būstelti dėl to refinansavimo, viskas tvarkoja, bet čia pasigirdo tokį dalyką, nes realiai visas bent kiek portančias įmonės padarė refinansavimą 15-16 metais, tai čia girtis tokiu procesu, tai tas pats, kas pasakyti, mano ūgis 1,83 m. Ar čia gerai, ar čia blogai, nežinau, visi tai darė, visi padarė, visos savivaldybės tai darė. Tai čia, bet super, kad tai padarė, o kitas klausimas būtų jums kaip direktoriai, kaip vertinate savo darbą 16 metais, savo komandos, savo pačios indėlį, pažymį galima. Čia pažymys, čia pagal kokius kriterijus. Dešimtbalė sistemai tiesiog normalu 8, 9. Na, mes šiandien mokykloje esame, kad vertiname savo darbo pažymiais, mes savo darbus vertiname atliktais darbais ir pasiektais rezultatais. Tai mes atlikome visus planuotus darbus, biudžetas įgyvendintas, netgi viršytas, įgyvendinimas ir surinktos pajamos viršytos, taigi džiaugiamės pasiektais rezultatais. Dėl refinansavimo. Būtent, taigi broliai Guzonai buvo taryboje tuo metu ir kažkaip jų vadovaujant, Dačinė nefinansavo šitų paskolų. Prašau, Remigijus Bonikatas norėjo klausti. Aš norėjau pakalbėti apie tarybos narį Žmonėlio kalbą. Man atrodo, jisai kalba tik tai dėl to, kad kalbėtų. Tai be abejo, tokia Jis pats pasakė, kad valdžia iškreipia tikrovę. Man atrodo, jūs iškreipėte tikrovę. Ačiū tarybos nariui už labai gerus pastebėjimus. Tai gerbiami tarybos nariai, jeigu klausimų nėra, tai siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? 11 už. 7 prieš. Prieš sprendimas priimtas. Trečias. Dėl Širvintų rajono savivaldybės. Atsiprašau. 6 prieš, 1 susilaikė. 6 prieš, 1 susilaikė, 11 už. Sprendimas priimtas. Trečias sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo. Prašau. Savivaldybės taryba
vadovaudamas vietos savivaldos įstatymų nusprendžia patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą ir laikyti netekusių galią 2016 metų kovo 31 dienos sprendimu patvirtintą 2016-2018 metų strateginį veiklos planą. Gerbiami tarybos nariai, turite klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. Kas prieš? Susilaikė? 7 už. 18 už, prieš nėra, susilaikiusių nėra, sprendimas priimtas. Ketvirtasis dėl įgaliojimo administracijos direktorių vykdyti dalį savivaldybės tarybos paprastai kompetencijai, kuris skirtų, prašau, vedėjai Rita Kulienė. Tarybos nariai, prašau, ar turite vedėjai klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? 3. Kas prieš? Susilaikė? 3. 4 buvo už. 4. Gerbiamas, 4 už. galėtumėt perimti iš tų variantų? Negaliu, jau dabar pradėjo savo pavardę parašyti. Pakėlė rankutę, tai Būkit gera, padėkit gerai. 15 už, 3 susilaikė, sprendimas priimtas, 5. Sprendimas dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo. Prašau, Rima Remsaitė. Dėl Šilutės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo. Kadangi įsigaliojo naujas apmokėjimo įstatymas, tai ryšium su tuo yra keičiamas projektas. Tarybos nariai, ar turite klausimą? Vyriausybės atstovė, prašau. Aš norėčiau pasakyti, buvo matoma tai, kas jau jums sakėt, nespėsit, ne? Čia jūs turbūt su kitų teisininkų kalbėt taip. Gali būti, tai norėčiau turbūt visiems ir tarybos nariams atspėti, kad reikės tik tikslinti tvarką, nes 4 punktas turėtų būti papildomas, kad išskyrus švietimo įstaigų vadovams, nes kadangi biudžetinės įstaigos priskyrimo grupė priklauso pastarosios dalies koeficientai, o pagal įstatymą mes priedą švietimo įstaigos neskirstymos į grupės kaip vadovo pareiginės algos koeficientų. Taip pat tvarkoje nėra detalizuojami pareiginės algos pastarosios dalies nustatymo kriterijai, nors 13 punkte jau yra tų kriterijų didinimo kriterijai nustatyti. Taip pat reikėtų pasitikslinti. 12 punkte įrašyti reikėtų ar mokinių skaičių, nes tai yra 12 punktas kalba pareiginės algos pastarosios dalies koeficientas. Nustatome savo pareigybų skaičių, tai pagal teisės aktus reikia ir keičiasi ir ar mokinių skaičių keičiasi. Taip pat siūlyčiau papildyti 17 punktą, kuris numato, kad konkrečius įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus nustato Širvintų rajono savivaldybės meras. Tai kaip turbūt žinote, dėl švietimo įstaigų vadovų nustato ne mero kompetencija, yra tarybos. Tai reikia papildyti išskyrus švietimo įstaigų vadovų. Čia tokie daugiau esminiai dalykus, kurie turėtų būti, bet nustatyti tvarkoje, bet tik yra dar tokios smulkmės, tai buvo vakar, kur ten eigoje. Gerai, ačiū vyriausybės atstovai, gerbiami tarybos nariai. Šitą sprendimą be abejo reikės atsižvelgiant vyriausybės atstovės pastabas, kai kuriuose klausimuose dar turbūt išdiskutuoti stipriau, žiūrint ir kitus savivaldybių pavyzdžius ir pataisysim tikrai jūsų pastabas. Bet šiandien turim patvirtinti šitą sprendimą. Gerbiami tarybos nariai, kas už? Norėjau paklausti. Prašau. Gal mes tada galim atidėti, kad... Ne, šito klausimą atidėti negalim. Ar negalima atidėti? Paremta. Tai mano siūlymas būtų atidėti. Tai gerai, priimam jūsų pasiūlymus. Kas už siūlymą atidėti? 7. Kas prieš? 11. Tai dabar už 5 sprendimą dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo. Kas už? 11. Kas prieš? Kas susilaiko? 7. 11 už 7 susilaikė, sprendimas priimtas.
numeris 1/254 dėl Širvintų rajono savivaldybės vardų sudaromų sutarčių pasirašymo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo korektūros. Tai tiesiog atsižvelgiant į aktualius dabar esančius skyrius, buvo padarytos pakeitimus. Tarybos narė, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? 7. Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, už dėkoju 7 sprendimas dėl Ignos Šeiniaus vardo suteikimo Širvintų rajono savivaldybės viešai bibliotekai. Prašau, Vita Mailienė. Rašytojo Igno Šeiniaus vardą ir vadinti ją Širvintų rajono savivaldybės viešosios Igno Šeiniaus viešoji biblioteka. Gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? 7. Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkojame Vitai. 8 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo administracijos direktoriaus pavaduotoja Elona Jančikaitė. Prašau. Yra paruoštas tarybos sprendimo projektas dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo. Ataskaitos rengėjas Širvintų rajono visuomenės sveikatos biuras. Prašau, tarybos narė, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? 7. Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju. 9 dėl 2017 metų Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, finansuojamos iš Širvintų rajono aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų patvirtinimo. Prašau. Yra paruoštas sprendimo projektas dėl 2017 metų Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, finansuojamos iš Širvintų rajono aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų patvirtinimo. Prašau, tarybos narė, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? 7. Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkojame administracijos direktoriaus pavaduotojai. 10 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės 2017 metų socialinio plano patvirtinimo. Deimantė, prašau, reikia. Šiuo sprendimo projektu siūloma patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės 2017 metų socialinės paslaugų planą. Taip kaip praeitais metais šiais metais išlieka prioritetinė socialinės paslaugų grupės, tai yra senyvo amžiaus asmenys ir asmenys su negalia, taip pat socialinės rizikos šeimos ir juose augantys vaikai, o paslaugos tai yra pagrindinė pagalba į namus pasitelkiant ir integralią pagalbą ir socialinės rizikos šeimos, tai yra socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimų? Komitetas todėl diskutavo. Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? 7. Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, 11 dėl maksimalaus ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo per mėnesį Širvintų savivaldybės gyventojams nustatymą. Prašau. Šio sprendimo projektu siūloma nustatyti maksimalų ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo dydį per mėnesį Širvintų rajono gyventojams. Ir šie dydžiai gyventojų grupės yra pateikti sprendimo projekte. Tarybos narė, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? 7. Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. 12 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 dienos sprendimo numeris 1/16 dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo dalinio pakeitimo. Pasikeitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 5 straipsniams atsirado prievolė pasikeisti mūsų piniginės paramos teikimo nepasiturintiems gyventojams Širvintų rajono savivaldybės tvarkos aprašą. Visi pakeitimai yra išdėstyti sprendimo projekte su
susiję su įstatymo pakeitimais, išskyrus 10 punktą, kuomet šnekame apie vienkartinės socialinės paramos dydžius, kurie lygina vienų bazinės socialinės išmokos dydžių. Tai yra 38. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? 7. Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, 18 už. 13 sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendro plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2009-2016 metų ataskaitų. Šios sprendimo projektų siūloma pritarti Širvintų miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2009-2016 metų ataskaitų. Kadangi šio posėdžio metu dalyvauja rengėjai, tai norėčiau teikti žodį. Tai prašau. Čia yra Širvintų miesto. Labdiena, esu prokurorai Rasa Pučytė. Taigi Širvintų rajono bendrojo plano ataskaita parengta vadovaujantis kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo, stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu. Išanalizuota bendrajame plane pateiktas priemonės ir jų įgyvendinimą galima teikti, kad 2009 metais parengtas Širvintų rajono bendrasis planas planuojama 2009-2016 metų laikotarpiu teigiamai valdyti investicijas ir dalį numatytų sprendinių įgyvendinimą. Pasikeitus rajono plėtros tendencijoms ir teisiniam plėtros reguliavimui, šiuo metu galiojantis Širvintų rajono bendrasis planas ne visai atitinka dabartinius realius poreikius ir yra keistinas. Širvintų rajono bendrojo plano sprendinėlė ir reglamentai turi būti keičiami ir detalizuojami įvertinus 2014 metų pasikeitusi teritorijų planavimą reglamentuojantį teisinį reguliavimą. Taigi, keičiant Širvintų rajono bendrąjį planą, siūlomas sprendimas papildyti gamtos ir kraštovaizdžio, rekreacijos ir turizmo, kultūros paveldo išsaugojimo bei socialinę ekonominę dėmesį. Tarybos narė, turite klausimą? Aš noriu paklausti, čia sutikit, kad turbūt visi tarybos nariai, kad tai yra kūryba, kadangi ir galima tą priemonių planą ir papildyti, ir koreguoti, tai kur kyla klausimas? Visur susisiekimo sistemos sprendiniai, visur pabrėžti valstybinės reikšmės keliai. Keliuose stiprinti dangas, rekonstruoti, asfaltuoti, parengti teritorijų planavimo dokumentus, atsakinga savivaldybė ir taip toliau, ir taip toliau. Čia tokių dalykų yra parašyta, na ir net ir planuoti prie Čiobiškio tiltą ir vėlgi atsakinga savivaldybė. Tai mano manimu, kad reikėtų daugiau parašyti ir apie mūsų Širvintų savivaldybės vietinės reikšmės kelius. Įtraukti ir jų priežiūrą, kadangi dabar tie keliai yra duobėti, negreideruoti ir juos reikia irgi saugoti. Tai aš manau tik tai, kad reikėtų papildyti ir tais klausimais. Ir ypatingai reikėtų ten įtraukti Musnikų gyvenvietę. Tai pusė Europos pravažiuoja per Musnikų gyvenvietę ir ten baisu pasižiūrėti, į ką panašus tas kelias. Tai reikėtų kreiptis ir į aplinkos ministeriją, ir į susisiekimo, kad gauti finansavimą ir tvarkyti. Čia tik tai mano pastebėjimas. Čia, aišku, jūs suprantate, dažnai pas mus taryboje būna iš kosmoso klausimas visiškai nesusijęs, bet aš suprantu, kad jūs neturite tokį paklausimą, ką atsakyti. Merė, aš noriu paklausti, ar jūs jį skaitėte? Ar jūs paskaitėte jį? Ar norėčiau atsakyti dėl kelių, tai pirmą kartą turbūt Lietuvos istorijoje valstiečiam perimus valdžią, šiandien dienai beveik balandžio 1 diena, nėra paskirstytos savivaldybėm lėšos, todėl negalime tvarkyti, greideruoti kelių, nes iki šios dienos dar nėra aišku, kiek savivaldybė gaus kokių lėšų. Bet už tai sporto kompleksą jūs statot, nors neturit finansavimą. Sporto kompleksų vyriausybės lėšų yra skirtos. Sporto kompleksas
Klausim. Norit ar nenorit, jisai sustovės. Ačiū Jums, tarybos nariai, jeigu klausimų neturite, tai siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 5. Kas prieš? Susilaikė? 1 prieš. 6 už. 6 už, 1 prieš. Susilaikė. Prieš buvo. Nemokas normaliai. Kas sakote normaliai? 14 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objekto paskelbimo. Prašau, Ričardas Liuteman. Širvintų rajono savivaldybės sprendimas dėl detalės esančio kultūros gamtos paveldo objekto paskelbimo. Taryba nusprendė paskelbti Širvintų rajono savivaldybės saugomų botanikų gamtos paveldo objektų Pilkąją tropą, pavadinti Pilkąją tropą Kernavės tropą ir patvirtinti Kernavės tropos reglamentą. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? 7. Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkojam. 15 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo. Prašau. Širvintų rajono savivaldybės vykdymas vykdymo projektas dėl 16 metų priemonių plano ataskaitos patvirtinimo. Tarybos narė, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti, kas už šį sprendimą. 7. Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. 16. Sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių patvirtinimo. Širvintų rajono savivaldybės tarybai vykdymo sprendimo projektas dėl Širvintų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 17 metų priemonių plano patvirtinimo. Tarybos narė, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. 17 sprendimas dėl būsto išbraukimo iš Širvintų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir įrašymo iš Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto kaip savivaldybės būsto fondo dalies sąrašo. Prašau, tada. Tarybos sprendimo projektą mes siūlome išbraukti iš Širvintų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo butą esantį 2916 širvintose ir rašyti į Širvintų rajono savivaldybės socialinio būsto kaip savivaldybės būsto fondo dalies sąrašą. Tarybos narė, turite klausimų? Nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas 7. prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. 18 dėl leidimo Irinai Mandziuk pirkti butą su Rusija. Siūloma leisti Irinai Mandziuk pirkti butą su Rusija esantį Kamalakio gatvė 39 ir 20 širvintose. Tarybos narė, turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 7. Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. 19 sprendimas dėl leidimo perduoti Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro automobilį Širvintų rajono savivaldybės viešai bibliotekai. Siūloma leisti Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui perduoti automobilį Petro Lysę Širvintų rajono savivaldybės viešai bibliotekai. Dalyvauja 17 tarybos narių. Tarybos narė, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 6. Kas prieš? Susilaikė, nėra. 17 už sprendimas priimtas vienbalsiai. 20 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės kontrolierių 2016 metų veiklos ataskaitos. Prašau, gerbiama kontrolierė Audronė Tomačienė. Visiems ataskaita parengta, pateikta, apsvarstyta Miškinio kontrolės komiteto posėdyje. Gausiu klausimų. Tarybos narė, ar turite kontrolieriai klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 3. Kas prieš?
3. 14 už, 3 susilaikė, sprendimas priimtas. Dėkojam kontrolieriai. 21 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų Liepos 23 dienos sprendimo numeris 1/84 dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomenės administracinių ginčų komisijos sudarymo iš Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų spalio 29 dienos sprendimo numeris 1/185 dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 metų Liepos 23 dienos sprendimo numeris 1/84 dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomenės administracinių ginčų komisijos sudarymo pakeitimo. Taip, 18 tarybos narių dalyvauja, atsiprašau, 18. Prašau, žiūrėjau. Įtraukiamas siūloma įtraukti naują narį Justiną Kontimavičių ir darome korektūros pataisymą. Tarybos nariai, ar turite klausimą? Dėl šio sprendimo klausimų nėra, siūlau balsuoti už sprendimą, kas už. 7. Kas prieš? Susilaikė? Nėra. 18 už sprendimas priimtas. 22 dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės visuomenės administracinių ginčų komisijos 2016 metų veiklos ataskaita. Parengta visuomeninės administracinių ginčų komisijos 2016 metų veiklos ataskaita. Komisija nagrinėja asmenų skundus dėl savivaldybės administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo. 2016 metais tokių skundų nebuvo gauta, todėl komisija Gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimų dėl šio sprendimo? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 7. Prieš susilaikė? Nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju. 23 klausimas dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai. Kviečiam gerbiamą Dalią Balkaitę, nes matai, kad nesiteikė atvykti posėdį, tai jūs pristatykite ataskaitą. Gerbiami tarybos nariai, pristatau Širvintų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitą. Prašau ją pritarti. Komisija rinkosi 5 kartus per skaitinį laikotarpį iš savivaldybės ar iš kitų institucijų ar skundų nebuvo gauta. Tai komisija vykdė daugiau prevencinio pobūdžio ir švietimo pobūdžio veiklą. Aišku, ypatingas ačiū savivaldybės specialistai Birutei Kontimavičienei, kadangi pagrindė jo dėka, savivaldybė gavo labai aukštą vertinimą specialiųjų tyrimų tarnybos patikrinime ir Širvintų rajonas pažymėtas kaip vienas pavyzdingiausių Lietuvoje su Šilalės rajonu, vykdant šviečiamąją ir prevencinę programą ir rengiant būtent dokumentus, savivaldybės dokumentus, įvertinant savivaldybės darbą, antikorupcijos požiūrį ir taip toliau. Taigi, prašyčiau pritarti šią ataskaitą, jeigu kas klausimų turi, prašau. Gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimų dar klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 7. Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkojam Dariui ir sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos priemonių įgyvendinimo 2016 metų ataskaita. Prašau. Tai klausimas susijęs su veiklos ataskaita, tai būtent priemonių planas, kuris buvo vykdomas 16 metais, visi susipažinę, tačiau nedetalizuosiu, jeigu klausimų yra. Tarybos nariai, ar bus klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas 7. Kas prieš susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, ačiū. 25 sprendimas dėl pritarimo Širvintų Laurynos Stuokos Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaita. Prašau, direktorė, ponė Vizdėnė.
veiklos ataskaitą. Prašau jūsų pritarti. Tarybos nariai, ar turite direktoriai klausimų? Prašau, Rolandas. 2016 metais jūsų mokykloje vyko išorės auditas. Prašom pasidžiaugti pačiu stipriausiu veiklos aspektu. Na, jūs turbūt žinot, kad išorės vertinime yra nustatomi penkios stipriosios ugdymo įstaigos pusės. Tai yra 10. Tai aš dabar visas išvardinsiu. Pačia stipriausia. Pati stipriausia mokinio ir mokytojo dialogas. Tai yra tai, kas apskritai turbūt kiekvienoje ugdymo įstaigoje stipriausia. Nes dirbam pirmiausia ne politikams, ne medikams, bet mokiniams ir jų tėvams. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 7. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkojam direktoriai. 26 sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono Pusninkų Alfonso Vedrūjo gimnazijos direktorių 2016 metų veiklos ataskaitai. Direktorius Markimavičius, prašau. Gerbiamą merę, gerbiamą tarybos nariai, pateikiu jums ataskaitą, kurie susipažinti rezultatus. Tarybos nariai, ar turite klausimų, Rolandas? Direktoriui turiu klausimą tokį. Kaip pasiteisino centralizuotas maisto tiekimas iki mokyklinio ugdymo įstaigoms? Jūs apie tai kalbate ataskaitoje. Vertinimas vienas. Stebėjau vaikus, vaikai šypsosi patenkinti, maistu patenkinti. To ekonomija yra apie 10 tūkstančių. Patirties iš jūsų gali stengtis kitos mokyklos gauti. Pasiteisino, mes sumažinom sąnaudas, vienoje virtuvėje gaminama, jeigu išėjai pirkime maistų, sakykime, visus kitus norimus. Centralinė automatika. Vaikai patenkinti labai. Galimybės darželiam kokybiškesnį maistą teikti stipriai pasakyti. Ir iš tėvų jokių susitarimų tikrai dėl šių dalykų neturime, nes yra tenkinę vieną kartą su tėvais bendrauti ir būtent buvo užduotas toks klausimas. Tarybos nariai, ar turite direktoriui klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? 7. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkojam direktoriui. 27 sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono Gelmano gimnazijos direktoriui 2016 metų veiklos ataskaitai. Prašau, direktorė Valančienė. Ataskaita tai už Gelmano vidurinės. Nes tai kitos šventės tai buvo vidurinė. Visi esate skaitę, jeigu turite klausimų, tai prašom klausti, o jeigu neturite, tai ačiū būtų ir tada nuskubti. Prašau, Romas Cibolas. Gelmano vidurinėje mokykloje 2016 metais vyko išorės auditas. Prašau pasidžiaugti pačiu stipriausiu veiklos aspektu. Ačiū. Tiesiog tų silpnųjų labai ir nedaug, ir čia dabar reikėtų pradėti džiaugtis iš eilės viskuo, ir tradicijom, ir ritualais, ir administravimo reikalais, ir dokumentais, ir žmonėmis, kurie ten dirba, ir vaikais, kurie mokosi. Ir po to dar buvo akreditacija, ten vėlgi taip pat įvertinti puikiai. Mes tiesiog dėkojam jums kažkada tai už pasitikėjimą, už tikėjimą ir už tai, kad tai buvo paskutinė vidurinės mokyklos ataskaita. Prašau, tarybos narys Remigijus Bonikatas. Negalvojate įsigyti kabutėse vardą kažkokį, žiūrėkit, yra Valainos Tokas Ginkevičius, Pagarbainis Šveitinas ir taip toliau, Ašmanas Atarčiulio, o kaip jūs? Tokios diskusijos vyksta, na ir matysim, pirmiausiai, tai reikia labai padaryti. Ir kažkada tada buvo vidurinė irgi taip pat, bet atsiranda taip kitų dalykų. Gyvenimas parodys, jeigu jūs būsite mūsų teritorijos tokie šaukų žmonės, kurie ir siūlysit, kuris idėjoms atviros. Ačiū, direktoriai, prašau, vicemerė. Direktorė, norėjau paklausti, jūs neturit savo etatos psichologo, dabar tampot gimnaziją, ar neplanuojat kažkaip išdalinti lėšas tarp šitą. Labai planuojame. Ačiū, direktoriai, gerbiami tarybos nariai, ar turite direktoriai klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti, kas už šį sprendimą.
7. Prieš susilaikė, nėra sprendimas priimtas vienbalsiai. 28, nežinau, kas čia sutelėjo. Šitie pavargė jau. Nieko, atsižiūrėm į priekį ir 28 sprendimas dėl pritarimo Širvintos Šalyno gimnazijos direktoro ir 2016 metų veiklos ataskaitai, o direktorė truputėlį vėluoja. Gerbiami tarybos nariai, ar galėtumėm šitą klausimą praleisti ir 29 tada sprendimas dėl pritarimo Širvintų Bartuškio mokyklos daugiafunkcinio centro direktoriui 2016 metų veiklos ataskaitai. Prašau, direktorė Daborė Plėsnienė. Labas rytas, gerbiama merė, gerbiami savivaldybės tarybos nariai, gerbiami kolegos. Ataskaita parengta, su ja susipažinta, galbūt būtų koks nors klausimas. Gerbiami tarybos nariai, ar turite direktoriui klausimų, prašau, Romas Ibolas. Direktoriai turiu klausimą tokį. Iš jūsų ataskaitos matyti, kad Bartuškio mokykloje daugiafunkcinė centre didėja iki mokyklinukų skaičius. Visur mažėja, visus didėja. Kaip taip atsitiko? Prašom, detalių. Ugdymo kokybė tai yra pirmas atsakymas ir iš tiesų jau tariausi ir informavau merę, kad mums patalpų tikrai nebeužtenka, yra jau eilė Bartuškio mokyklą. Ir tiesiog, jeigu galima, pasigirsiu. Sulaukėme vieno vaiko, kuris atvyko iš pačio Vilniaus centro, jisai ten gyvena ir kiekvieną dieną važiuoja pas mus į mokyklą, nes pirmąją dieną pakūbojęs pas mus jisai pasakė, čia yra mano svajonių mokykla. Jo mama ieško dabar nusipirkti būtą, yra tik 3, bet neįsirenka, nes visi gyvename malką, nes miestė. Mūsų mokykla netinka. Aš to labai džiaugiuosi, tai yra kokybės įrodymai. Tarybos nariai, ar dar turite direktoriui klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 7. Kas prieš susilaikė, nėra sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkuoju. Grįžtam prie atšalino. Prie 28 klausimo, gerbiama direktorė, prašau, sprendimas dėl pritarimo Širvintų atšalino progimnazijos direktorius 2016 metų veiklos ataskaitai. Yra Romos Ibolo pranešimas dėl nusišalinimo. Turim balsuoti. Kas už tai, kad Romas Ibolas nusišalino? Nėra balsų. 3. Kas už tai, kad Romas Ibolas nenusišalino balsavimo? 2. Ir Romas Ibolas lieka tarybos posėdėje, prašau, direktorė. Labą dieną. Jums yra pateikta Širvintų atšalino progimnazijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaita. Prašyčiau dėti pritarti. Tarybos nariai, ar turite direktoriai klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. 7. Kas prieš susilaikė, nėra sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkojam direktoriai. 30. Tarybos nariai, po ko jūs nepatenkinus, tas yra? Liekama klausimą pateikti, bet aš ruošiausi nusišalinti. Aš klausimą nepasiruošiu, bet ataskaitą. Sekančiais metais, bet sekančią ataskaitą. 30 sprendimas. Dėl pritarimo Širvintų Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktorė 2016 metų veiklos ataskaitą, prašau. Tarybos nariai neužpykit sekančiais metais. Labą dieną, gerbiama merė, tarybos nariai. Čiobiškio pagrindinės mokyklos direktoriaus ataskaita parengta. Tarybos nariai, ar turite direktoriai klausimų? Prašau, Romas Ibolas. Turėčiau pasakyti, kad jūsų ataskaita buvo pati ilgiausia iš visų direktorių, pati išsamiausia ir noriu paklausti tokio dalyko. Praėjusiais metais rugpjūčio berods mėnesį lankiausi jūsų mokykloje, apžiūrėjome patalpas, kaip pasisekė įgyvendinti jūsų numatytus tikslus, patenkinti Čiobiškio krašto iki mokyklinukų poreikius. Ačiū. Galiu pasakyti, kad tikrai buvo suplanuota, mes viską įgyvendinome tiesiog puikiai, tėveliai labai patenkinti. Šiuo metu jau turime 16 iki mokyklinukų. Pasirodo, nes atgarsiai yra ir toliau. Atvyksta mamytės tėvelės pasižiūrėti. Vaikai puikiai pritampa, mes tikrai labai džiaugiamės. Tarybos nariai, ar turite direktoriai klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti.
Kas prieš susilaikė, nėra sprendimas priimtas vienbalsiai. Ačiū direktoriai. 31 sprendimas dėl pritarimo Širvintų Bagačioviškyno šeimos pagrindinės mokyklos direktorius 2016 metų veiklos ataskaitai. Gerbiamas direktoriau, vieną minutėlę yra Remigijaus Bonikato nusišalinimas. Kas už tai, kad Remigijus Bonikatas nusišalintų nuo šio sprendimo? 2, 3. Kas už tai, kad Remigijus Bonikatas nenusišalintų nuo šio klausimo? 3. Bonikatas dėkoja, Remigijus Bonikatas lieka tarybos posėdyje. Prašau, gerbiamas direktorius. Gerbiami tarybos nariai, teikiu savo veiklos ataskaitą ir laukiu jūsų pritarimų. Tarybos nariai, ar turite klausimų direktoriui? Klausimų nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 7. Kas prieš? Susilaikė. Nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju direktoriui. 22 sprendimas dėl pritarimo Širvintų Jono Barskūno pagrindinės mokyklos direktorius 2016 metų veiklos ataskaitai. Prašau, direktorė. Tarybos nariai, ar turite direktoriai klausimų? Prašau. Labai pasidžiaugti, aišku, to naujų priestatų, bet noriu paklausti, kada pradėsite veiklą. Na, tikimės, bent jau šiandienos duomenimis, dabar yra užbaigiami paskutiniai rangovo darbai, taigi toliau steks pastato pridavimas ir toliau jau mūsų veiksmai jau tikimės maitinti vaikus. Ačiū tarybos nariui už klausimą, direktoriui už atsakymą. Ar klausimų dar bus? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 7. Kas prieš? Susilaikė. Nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkojam direktoriai. 33 sprendimas dėl pritarimo Širvintų Jono Zibalų pagrindinės mokyklos direktorius 2016 metų veiklos ataskaitai. Prašau. Direktorė. Tačiau Širvintų rajonas buvo 2016 metais Zibalų pagrindinės mokyklos vadovo ataskaita. Tarybos nariai, ar turite direktoriai klausimų? Klausimų, prašau. Aš turiu vieną tokį klausimą, labai kuklus. Jūsų mokykloje yra labai nedaug mokinių. Labai gaila, kad jos toks likimas laukia. Bet pasakykite, kiek mokinių gavo spec pedagogo, logopedo pagalbą, procentais, neskaičiais. Šiais metais buvo, kaip yra ataskaita, nuo 2016 metų, nuo gruodžio mėnesio, mes turėjom spec pedagogą logopedę, jis dirba pusę etato ir jie atvažiuoja dabar 2 dienas, susidėliojo taip grafikus, kad buvo teikiama pagalba ir mes matom jau realų rezultatą. Vaikų. Procentų, tie yra pora vaikų, kurie atsisakė, bet sakykime 98 procentais tikrai vaikų. Tai yra daug. Net ir švietimo centro direktorė pagyrė mūsų spec pedagogą, todėl kad tikrai puikiai paruošė dokumentus ir tom džiaugiamės. Tarybos nariai, ar turite klausimą? Aš parašysiu klausimą, yra jūsų sakinukas toks, kad didėjantis mokinių gyvenančių socialinių problemų turinčių šeimose skaičius. Maždaug skaičius didėjęs. Pas mus jis yra, jau taip drąsiai pasakyti, kad 70 nes pas mus pagrindė yra pora šeimų, kurios yra, ta prasme, atsiveda pas mus daug vaikų. Todėl jūs padidėjęs Vaikų čia labai yra, iš tos pačios šeimos. Tarybos nariai, ar turite klausimų direktoriai? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? 1. 17 už, 1 susilaikė. Sprendimas priimtas. 34 sprendimas dėl pritarimo Širvintų pradinės mokyklos direktorius 2016 metų veiklos ataskaitai. Prašau, direktorė Krišnauskienė. Labą dieną visiems. Teikiu Širvintų pradinės mokyklos vadovo ataskaitą už 2016 metus. Prašau pritarimo. Tarybos nariai, ar turite direktoriai klausimų? Prašau, Romas Balas. Jūsų ataskaitoje parašyta, kad tobulintina sritis yra mokytojo veiklos planavimas. Ką jūs turėjote galvoje, kas paneigė? Ačiū. Šitą planavimą mes įtraukėme po nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės vertinimų
kuris buvo atliktas vasario 22-24 dienomis ir ta vieta mums nurodo, kad tobulintina sritį, todėl mes ją ištraukėme. Tarybos nariai, prašau, ar dar turite direktai klausimų, prašau. Kada vis dėlto planuojate turėti psichologą, nes jūsų mokykloje problemų yra, mes ar jūs jau turite vizą, jau gal žmogų pareikoti? Dabar buvo paskelbtas konkursas psichologo etatai, bet ten buvo nedidelis. Ir kadangi dar yra vidurys mokslo metų, tai labai nesunku gauti psichologą. Todėl susisiekiau su edukologijos universitetu, pasikalbėjau tenais su dėstytojais ir užsirašė mūsų mokyklą, kaip kad norinčią nuo rugsėjo 1-osios, tai pristatą psichologo ir jaunuosius specialistus bandys nukreipti mūsų mokyklą. Ačiū direktoriai, prašau tarybos nariai, ar turite klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? 7. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkojam direktoriai. 35 sprendimas dėl pritarimo Širvintų Lopšelio darželio biurotinės direktorius 2016 metų veiklos ataskaitai. Prašau, Sandra Bartulienė. Didelis krikštas mano, tai buvo pateikta vadovo ataskaita 16 metus. Prašau, pritarimo. Gerbiami tarybos nariai, kad direktorius tikrai pajustų tą krikštą, nors vieną klausimą užduoti. Aš iš karto sakau. Kadangi jūs krikštydamas klausimą neparuošėm, bet noriu jūsų paklausti, kaip su ugdytinių skaičius dinamika, koks ten augimas, pas jūs ar visi patenka? Visi patenka, dabar ir planas yra toks sudarytas, ir Kirkų darželio bus pateiktas sąrašas, šiemet netgi vaikučių bus daugiau priimta. Bet ir auklėjų duota, bet pasidžiaugiam, kad ir auklėjų bus daugiau. Tas buvo šalia rūpės. Gerbiami tarybos nariai. Ar dar turite klausimų, prašau? Dar norėčiau paklausti, kokia jūsų nuomonė dabar apie mikroklimatą tarp darbuotojų, pirmas klausimas. Ir antras, jūsų labai pagražėjo, man taip atrodo, jūsų tinklalapis, gal turite kažkokių specialių sugebėjimų, ar čia turite darbuotoją? Turėjau prieš tai labai gerą reikų vadovą, tai ir pati išmokau, kadangi esu didelis praktikas, tai ir manau, kad darželio veidas turėtų būti labai šiuolaikiškas ir originalus. O dėl jaunimo. Oi, apie tai pasakyti negaliu, čia reikėtų klausti auklėtojų. Bet mano tėvai dėkoja, ir auklėtojo šypsosi, manau, gerai. Tai dabar supratom, kodėl valandžienė mūsų pyksta, gerą darbuotoją. Bet gerbiamą direktorę, nepykit, mums čia irgi reikia. Aš jau su tarybai džiaugiuosi, aš sėdžiu televizoriuose. Gerai, gerbiami tarybos nariai, turite direktoriai klausimų. Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? 7. Ir prieš susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkojam direktoriai ir 36 sprendimas dėl pritarimo Širvintų Lopšelio darželio sukurti direktorius 2016 metų veiklos ataskaitai. Prašau. Labą dieną. Širvintų Lopšelio darželis Galvutė 2016 metus baigė be finansinių įsiskolinimų, įvykdęs visus tikslus ir uždavinius, ataskaita yra pateikta. Prašyčiau pritarti. Tarybos nariai, ar turite direktoriai klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? 7. Kas prieš susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkojant direktoriai. 37 sprendimas dėl pritarimo Širvintų meno mokyklos direktorius 2016 metų veiklos ataskaitai ir yra tarybos nario Maršalkos nusišalimas dėl nuo šių klausimų, nuo 37 ir 8. Ar galim kartu prabalsuoti, kas už tai, kad tarybos narys nusišalintų? 4. Kas prieš? 2. Susilaikė. Gerbiami tarybos nariai, išsiblaškė komandas. Nelogika. Gerbiami tarybos nariai, prašau dar kartą visiems, kas už tai, kad tarybos narys
Romas Maršalka nusišalintų nuo 37 ir 38 klausimų. Kadangi jau išėjo, tai aš. 4. 9. Kas prieš? 3. Kas susilaiko? 1. Tarybos narys Romas Maršalka nusišalinęs nuo 37 ir 8 klausimo. Posėdėje dalyvauja 17 tarybos narių. Prašau, direktorė. Gerbiami tarybos nariai, pateikta Širvintų meno mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaita. Prašau ją pritarti. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 10. Kas prieš? 7. Susilaikė? 5 ir 2. Prašau. 5 ir 2. 15 už 2 susilaiko. Dėkoju. Ir 38 sprendimas. 38 sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono švietimo centro direktorius 2016 metų veiklos ataskaita. Gerbiami tarybos nariai, mums pateikta Švietimo centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaita. Prašau ją pritarti. Tarybos nariai, ar turite direktoriai klausimų? Prašau, Romas Ivalas. Tai aš turiu klausimą, jums dar klausimą. Jūsų ataskaitoje teigiama, kad rajono pedagogams buvo suorganizuoti 48 seminarai. Klausimas būtų toks, ar patenkinami visų pedagogų poreikiai ir jums suplaukė viso rajono mokyklo ataskaitos, ko pageidauja rajono mokytojai, kokius seminarus. Ačiū. Be abejo, organizuodami seminarus, klausėme mokyklų ir mokytojų, kokius seminarus pageidauja. Dabar labai dažnai gauname mokyklų bendruomenių, kokiomis temomis norėtų seminarų, arba gauname metodinius grafinius, vieni mokytojų per metodinius grafinius sprendimus, dažniausiai kokius seminarų pageidauja. Taip pat ir patys pasiūlome vieną ir kitą temą. Ir organizuojame tokius kvalifikacijos tobulinimo renginius, kurie yra aktualūs mūsų rajonų mokytojams. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Direktoriai klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 7. Kas prieš susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkojam direktoriui, tarybos narys Akštantas Romas Maršalka grįžta į tarybos posėdį, dalyvauja 18 tarybos narių ir 39 sprendimas dėl pritarimo Širvintų sporto mokyklos direktorių 2016 metų veiklos ataskaitai. Karolina Zaborskienė, prašau. Labadiena, esu Korenas, pateikti ataskaitos veiklos 16 metų direktoriaus veiklos. Prašau. Tarybos nariai, ar turite klausimų? Direktoriai, klausimų nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 7. Kas prieš susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Puiku, kad parinkti vadovai ir vienbalsiai viskas eina. 40 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų sausio 28 dienos sprendimo numeris 1/32 dėl Širvintų rajono savivaldybės neformalių vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo dalinio pakeitimo. Prašau. Labadiena. Yra parengtas tarybos sprendimas, kurio siūloma pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų sausio 28 dienos sprendimu dėl Širvintų rajono savivaldybės neformalių vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės neformalių vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo. Siūloma papunkti 15.2 pakeisti ir dėstyti jie naujoje ugdymo priemonė ir kitas išlaidos, kurie susijusios su šių programų vykdymu. Papunkti 16.4 keisti, remonto ir rekonstrukcijos statybos išlaidoms padengti ir reglamentų turtą įsigyti. Antruoju punktu papildyti aprašą 17.5 punktų maksimalų vaikų skaičių šios programos įgyvendinimo grupė nustato Širvintų rajonas ir valstybės administracijos direktorius. Gerbiami tarybos nariai, ar turite didėjai klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už.
Kas prieš susilaikė, nėra sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju 41 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės švietimo ir mokyklinio ugdymo grupių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius bei mokinių skaičius vidurkio klasės komplekte 2017-18 mokslo metams ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymas. Prašau. Šio tarybos sprendimų yra siūloma nustatyti Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos naujų mokinių priėmimo mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 2017-18 mokslo metams laisvo nuo 2017 metų balandžio 2 dienos iki 2017 metų rugpjūčio 18 dienos įskaityta. Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių 2017-18 mokslo metams pagal pirmame priede pateiktą lentelę. Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičių pagal vykdomas priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 17-18 mokslo metams pagal antrą priedą. Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokinių skaičius vidurkį klasės komplekte pagal vykdomas priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 17-18 mokslo metams pagal trečią priedą. Tarybos nariai, ar turite klausimų vedėjai? Prašau, Romas Zibalas. Taip. Tarybos nariai, prašau, ar dar bus klausimų? Klausimų nėra. Siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 7. Susilaikė, nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkojame vedėjai. Ir 42 sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai. Gerbiami tarybos nariai, prašau dėmesio. Labą dieną visiems. Jūs yra Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus ataskaita už 2016 metus. Jeigu turite klausimą, atsiprašau. Tarybos nariai, ar turite direktoriai Vaivai klausimą? Prašau. Taip, aš tie klausimai ir tokį pašnekėjimą truputėlį. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai ačiū tokiai vadovai. Kiek mes bendravome su bibliotekos darbuotojais, visi džiaugiasi ir yra labai patenkinti. Jūsų sudarytas mikroklimatas bibliotekoje, tai yra žingsnis, didžiulis žingsnis į priekį. Ačiū. O klausimas būtų toks. Kultūros ir švietimo komitete mes svarstėme jūsų reikalus ir ten buvo užsiminta apie bibliobusą. Kokia situacija? Nėra pinigų. Kol kas tokia, bet tai yra svarstama. Tai mes bendraujam su Šilutės, su Pasvalio bibliotekom, kurios kažkada įkūrėja. Šilutės ir dabar kas turi, tai ta galimybė yra svarstama ir jinai nepavyks. Gerbiama direktorė, nieko į priekį nešnekėti, nes Šimonėlis skundą parašyti. Geriau padarom ir tada jau bus vėlu. Tarybos nariai, gerbiami tarybos nariai, ar turite direktoriai klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 11. Kas prieš? Susilaiko. 2. 2 susilaiko, 15 už sprendimas priimtas. Ačiū direktoriai, sėkmės darbuose. Ir 43 sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai. Yra Rimo Stepaičio raštiškas nusišalinimas, kas už tai, kad Rimas Stepaitis nusišalintų nuo šio sprendimo? 3. Kas už tai, kad Rimas Stepaitis nenusišalintų nuo šio sprendimo? 11. 3. Kas prieš susilaikė, Rimas Stepaitis lieka tarybos posėdėje. Prašau, gerbiama direktorė. Labą dieną, yra pateikta 2016 metų kultūros centro vadovo veiklos ataskaita. Tarybos nariai, ar turite kultūros centro direktoriai klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 4. Kas prieš? Susilaiko. 3. 3 susilaikė, 15 už sprendimas priimtas. Direktorė, labai tikimės, kad šių metų miesto šventė nenuvils. Ir 44 sprendimas dėl pritarimo Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitai. Prašau, Jurga Pukaitė. Labą dieną visiems.
įgyvendinsim tikrai 100%. Bus pasiekta iš tiesų. Turit poreikį ir turit prioritetą? Poreikis iš tiesų yra sąlyginis, jisai nėra labai aiškus ir matomas, bet pagal planą mes įgyvendiname šį projektą. Šiai dienai turėjom 6, netekom jau paslaugų gavėjo, iki birželio mėnesio pabaigos turi išlaikyti šį skaičių 5 pagal planą, o iki rugsėjo mėnesio jau turi paslaugų gavėjo būti 15. Tarybos nariai, ar turite direktoriai klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už? 6. Kas prieš? Susilaikė? 1, 2 susilaikė. 5 ir 2. 2 susilaikė. 16 už, sprendimas priimtas. Direktorė puikiai susitvarko su darbu ir gerbiami tarybos nariai. Visi darbotvarkės klausimai yra baigti, bet pabaigai norėčiau vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje yra teikimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų balandžio 28 dienos sprendimo numeris 1/141 pakeitimo. Tai šis sprendimas bus paruoštas sekančiam posėdžiui ir norėčiau dar kartą paprašyti ir priminti švietimo komiteto, kad yra gautas švietimo centro ir meno mokyklos direktorės raštas, prašyčiau svarstyti ir išsiaiškinti ten susidariusią situaciją po Šimonėlio, Pakalnio ir Mateikos neteisėtų veiksmų, tai norėtumėm sekančiai tarybai gauti atsakymą. Gerbiami tarybos nariai, labai ačiū, kad dirbom konstruktyviai, neužtrukom net 1,5 valandos su tiek klausimų. Tarybos posėdis baigtas.